dažnai turime labai skirtingų įvairių teptukų ir galime juos po vieną truputėlį išbandyti. Kaip jau minėjau, labai svarbu paspaudimas, tai vat išsitraukiu dabar bet kurį teptuką ir pabandysiu su juo keletą skirtingų linijų padaryti. Kol kas darysime tik tai linijas, trumpesnės ir ilgesnės. Pasiimsim kažkokią spalvą. Popierius gali būti visiškai bet koks. Aš dabar paėmiau paprastą rašomą į popierių, tik truputėlį storesnį, ne 90, o gal 120 mg. Ir pasimaišau ganėtinai šlapią spalvą, nes man reikia, kad į teptuką būtų įsigėrę pakankamai dažų, kad aš galėčiau braukti liniją, negalvodama, kad man jau dabar čia išdžius ir aš nebeturėsiu dažų ir turėčiau vėl pildyti. Tai aš tiesiog prisimaišau daug, drėgno, pasiimu dažų ir išbandau. Galima braukti tiek ilgas, tiek trumpas linijas, tai aš pasibandysiu trumpesnės. Jeigu aš spaudžiu šiek tiek teptuką, jisai man storas linijas daro, aš galiu su tuo pačiu teptuku ir visai plonytės padaryti ir storesnės. Ir tada pabandau ilgas linijas, jeigu aš pastatau teptuką, beveik 90 laipsnių kampu, taip kad tik galiukas pieštų ir bandau brėžti tą liniją tokiu pastatytų teptuku. Jis man brėžia plonesnę. Galima bandyti tokių mažyčių, kaip kailiukas. Ne, jeigu aš labiau paspaudžiu, jau išeina storesnės linijos. Ir jeigu aš labiau paspaustu braukiu, aš gaunu šiek tiek storesnę liniją. Taip, jeigu aš dar labiau spaudžiu teptuką, turiu dar storesnį variantą. Bandom dar storesnę. Ir jeigu dar labiau paspaudžiu, mano šiek tiek išsišakojęs teptukas, tokios net įdomiai užsibaigia toks išsišakojęs galas. Ne, tai dabar darau dar storesnę liniją, dar labiau spaudžiu. Ir dabar, jeigu aš teptuką spausiu šitaip, tai storiausia linija, kokią galiu išgauti, yra tokia. Jeigu noriu dar storesnės linijos, aš turiu taip prispausti teptuką, nes jisai šitaip ilgesnis. Ir galiu taip pabraukti, tada aš turėsiu dar storesnę liniją. Jeigu man reikia trumpučių kažkokių storučių, galiu tokias padaryti. Taip, tai vieno teptuko bandymas gali būti toksai. Jeigu mano teptukas yra plonesnis, aš žinoma galėsiu padaryti gerokai mažiau visokių skirtingų formų. Pabandykim šitą teptukėlį. Plonas, bet ilgas. Ir pakeisiu šiek tiek spalvą, kad tiesiog su kiekvienu teptuku mes galėtume rudą padarysim. Su kiekvienu teptuku galėtume matyti, kad čia jau kitas teptukas. Padarysiu taip, kad aš darau iš šitos pusės, dėl to, kad aš esu kairiarankė. Jeigu dešiniarankiai, tai bandote iš tos pusės ir tada į tą pusę keliauja linijos. Dabar vėl bandau kuo labiau pastatyti, taip. 90 laipsnių, kad kuo mažiau prisiliestų teptuko galas. Tai kaip pačią ploniausią liniją darau, aš stengiuosi taip, tik tai vos priliesti teptuko galiuku. Taip, 90 laipsnių ir švelniai brūkšteliu. Dabar ganėtinai šlapės išeina storesnė linija, negu norėčiau. Jeigu sausesnis teptukas, padarysiu plonesnę liniją. Ir bandau pačią ploniausią, kokią galiu. Tokią linijėlę nubrėžti. Išeina truputėlį planiau negu su kitu tuo teptuku, ne? Ir jeigu truputėlį storesnė, irgi iš karto šalia šiek tiek labiau paspausdama galiu storesnę liniją išgauti. Dabar bandysiu dar storesnės, šiek tiek spusteliu labiau. Ir aš galiu ne tik spausti, bet ir šiek tiek paversti jau teptuką. Tai reiškia, aš braukiu taip. Ir teptuką laikau maždaug, pastebėjot ar ne, tą kryptimi, kuria kryptimi keliauja linija. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, sugalvočiau ne visai tiesias linijas daryti, o pasukti, tai mano teptukas irgi taip suktųsi. Ne visai pavyko šitas. Ir keliautų tą kryptim. Tiesiog sukiotųsi ir teptukas.
Na, va, pabandykim dar storiau. Tai reiškia, aš turėsiu dar labiau paspausti šitą teptuką. Čia atleisiu. Ir čia vėl truputį paspausiu ir vėl atleisiu. Tada galiu net išgauti tokį linijos bangavimą. Dabar bandysiu maksimaliai. Ką aš galiu išgauti? Maksimaliai spausdama šitą teptuką. Jisai va tai išsiskečia man. Ir pakankamai storą ir plačią liniją visgi gali padaryti, nors ir yra ganėtinai plonas. Nes tiesiog išsiskečia. Bet jis yra ilgas. Tai reiškia, kad jeigu aš va taip va pasuku, ar ne, va šitaip va, tai aš galiu ganėtinai storą liniją išgauti. Pabandom, va taip va padedu. Bet atsiranda toks minusas, kad jisai vandens gali paimti tiek, kiek gali. Ir va ties čia jis jau man pradeda šviesėti. Tai jeigu aš norėčiau nulieti plačią liniją, bet ilgą, man reiktų vis karts nuo karto pasiimti dažų. Ir paskui reiktų grįžti šiek tiek sulyginti, nes kitaip čia ne visai gražiai išsilietų. Tai su storesniu teptuku lengviau yra nulieti tokia tolygia linija, su plonu teptuku šiek tiek sunkiau. Bet gerai yra tuo, kad aš, pavyzdžiui, galiu sukioti, aš galiu pradėti taip, paskui tą teptuką pasukti, tada jis man išeina, toks, galiu pasidaryti va tokią plonėjančią liniją. Arba šiek tiek po truputėlį pradedu spausdama ir po truputį imu atkėlinėti. Ir, pavyzdžiui, vėl pradedu spausti. Aš galiu išgauti labai skirtingos storio linijas. Pabandysim dabar šitą galvą čia ir užpildyti. Čia iš pradžių nespaudžiu, tada paspaudžiu, iš lėto atleidinėju ir vėl imu spausti. Ir jeigu turim laisvų vietų, tai užpildykim dabar visas laisvas vietas. Ir stengiamės spausti pagal tai, kiek ten vietos yra. Jeigu mažiau vietos, mažiau spaudžiu. Jeigu daugiau vietos, daugiau spaudžiu. Čia galima gal storesnė. Ploną liniją ir labai plonai nupiešti tikrai yra ką veikti, todėl su ją galima pasitreniruoti daugiau. Tai padarius keletą kitų linijų, galima pasistengti va tuos tarpelius užpildyti arba pripaišyti visokio ornamentų su kuo plonesnė linija. Ir tai gali būti nebūtinai pats ploniausias jūsų teptukas, bet galima pabandyti nupiešti ir kuo plonesnės linijas su pačiu storiausiu savo teptuku. Pavyzdžiui, paimu dar kitą spalvą. Mane nedaug vietos liko, bet tarkim, pasimaišėm vėl kitą spalvelę. Ir dar vienas teptukas, šį kartą tikrai jisai atrodo storas, ar ne? Tai reiškia, kad mes su juo galim ir tikrai va tą storą liniją nupiešti. Visai be problemų. Pakartuosim tik tai, kad išsilygintų. Bet aš su juo galiu ir gerokai plonesnės linijas nupiešti, galiu ir tokią. Ir pabandysiu, pasistengsiu pastačiusi va tokią visai plonytę liniją padaryti. Piešiant ilgą liniją šiek tiek dreba ranka. Tai iš pradžių, kol neįgūdę, yra žymiai lengviau plonai piešti trumpas linijas, arba bent jau trumpesnės. Tai galima bandyti
būtent ploniausiomis linijomis piešti įvairiausius ornamentus. Na štai. Ir visas vietas, kurios liko, užpildysim. Matot, net jeigu ir mano teptukas storas, aš galiu plonas linijas nupiešti, bet kaip čia atsitiko, jeigu netyčia paspausiu truputėlį daugiau, iš karto ta linija sustorės. Tai piešdama su ypač storu teptuku turiu būti atsargi. Nes jeigu spustelsiu ir viskas. Paspaudžiu ir linija išplatėjo. Tai jeigu man reikia platesnės, valio. Bet jeigu reikia siaurutės, tai man gali tekti labiau pasistengti. Na štai. Na, aš nemarginu čia visko. Bet jūs besitreniruodami galite išmarginti ne tik vieną lapą, bet ir kelis lapus. Ir kuo daugiau, iš tikrųjų, tuo geriau, nes kuo daugiau treniruosite ranką, piešti linijas, visokios storumo linijas ir paspaudus ir atleidus, tuo labiau pradėsite suprasti, kaip jūsų teptukas veikia ir kaip su juo susidraugauti. O šičia pabandysime dar nupiešti linijas su šiek tiek kitokiu teptuku, pavyzdžiui, su plokščiu teptuku ir pažiūrėti, kaip elgiasi jisai. Ir kaip su juo padaryti storesnės ir plonesnės linijas. Tai pati ploniausia linija gaunama tada, kai mes teptuką laikome lygiai šitai ir stengiamės. Irgi pasiimu 90 laipsnių kampu, o taip va, 90 laipsnių kampu į popieriaus lapą ir stengiuosi nepajudintama, nepasukiodama teptuko, stengiuosi su juo, arba galiu piešti su pačiu kampuku, arba su visa ta linija, stengiuosi su juo brėžti, nu, va, tokią va liniją. Ops, čia man truputį reikia, aišku, patogiai vietą pasidaryti, nes man dabar rankos judesių šiek tiek maišo dažai. Na, va. Dabar, jeigu aš noriu storesnės linijos, man reikės ne paspausti, o truputėlį pasukti teptuką. Tai reiškia, kad laikau, truputį pasuku ir dabar, kai aš pasuku teptuką, mano linija pasidaro storesnė, o jeigu aš jį pasuku nebe taip dedu ir ne taip, o padedu va taip, va. Taip, ne, mano linija pasidaro dar storesnė. O jeigu aš jau jį pasuku 90 laipsnių kampu, galiu čia net uždėti, kad labai ryškiai matytųsi, kaip buvo, kokia kryptim pieštas. Tai va, jeigu paimu 90 laipsnių kampu, va taip, va, į liniją, ne šitaip, o šitaip pasukus teptuką, tada jį piešia visas teptukas su savo storiu. Ups, šiek tiek sulėčiau. Gal nieko tokio. Ir šiuo atveju, jeigu aš noriu pakeisti storumą, aš galiu tiesiog va, patį teptuką sukti. Pradėjau taip ir pasukau šonu. Dabar piešiu šonu ir pradedu vėl sukti ir jis man vėl išplatėjo. Na va. O tarpelius vėl pabandysim užpildyti kuo plonesnėm linijom. Piešiant ploną liniją primenu. Labai svarbu, kokia kryptimi teptukas. Tai aš dabar priartinu
Ne, ir rodau, aš paimu teptuką ir va taip šoniuku beveik nespausdama. Piešiu. Va taip, išbandėm keletą teptukų, ar ne? Vidutinį, ploną, storą ir plokščią. Ir beveik visi turi ganėtinai plačias galimybės nuo gana plono iki gana storo. Mažiau galimybių turi teptukai, kurie yra ploni, bet trumpi. Nu, pavyzdžiui, ir plonas, ir trumpas. Tai jisai pieš arba plonas ir vidutinės linijas. Jau storos labai su juo nepadarysi. Ir dar mažiau galimybių turi labai apvalūs teptukai. Tuoj surasiu kokį nors pavyzdį. Na, tarkim, labai apvaliu viršumi teptukas. Tai reiškia, kad jisai galės daryti ganėtinai storas linijas ir vidutinės, bet su tokiu ganėtinai apvaliu galiuku negalėsim padaryti pačių ploniausių linijų. Jos bus ne pačios ploniausios, o va tokios truputėlį storesnės kažkokios va tokios. Galiu pabandyti, nežinau, ar šitas dabar labai suplonės teptukas ar ne, bet vat, galiu pabandyti, kokią ploniausią liniją galiu padaryti su šituo teptuku, kuris turi truputėlį apvalesnį galiuką. Na, va, man išeina maždaug va toks va. Va tokia linija pati ploniausia. Galbūt kažkokiais momentais pavyktų ir ploniau. Va, tada jau, kai storesnis galiukas, išeina truputėlį storesnė linija. Tai tiek. Užmarginam visą lapą. Ir tokia jūsų yra pirmoji užduotis. Įvairių rūšių teptukais, įvairaus storumo linijas su skirtingu paspaudimu.